Dabar daug išėjo tų kulinarinių knygų ir lietuvių autorių, ir nelietuvių autorių. Ką išskirtumėt kaip verčiausias dėmesio? Na, čia reikia išskirti knygas į dvi kategorijas labai smarkiai. Tai pirma kategorija yra receptų knygos. Ir aš truputį manau, kad ne nuo to galo pradėta yra, bet suprantu, kad Lietuva neatsilieka nuo pasaulinių tendencijų. Ir aš tai vadinu oliverofilija. Tai kai nemenkinant tų garbingų žmonių ir kokiais vyrėjais jie namie yra, bet ten Nomedos išleidžia savo knygas, Beatos Nicholson, reiškia kažkokie Aleksai Pogrebnojai, mano mylimi draugai ir gerbimi. Viskas yra puiku, bet ne nuo ten, mano supratimu, reikia pradėti. Tai va, yra kita kategorija knygų apie virtuvę. Ir čia Baltos lankas šioje vietoje, manau, kad labiausiai išsiskiria kaip leidykla, būtent kaip, pavyzdžiui, Antony Burdeno knyga Virtuvės slaptai. Tai yra apie tikrą virtuvę, apie tikros virtuvės gyvenimą. Ir tenai daugiau, mano supratimu, yra vertingesnės informacijos rimtesniam valgytojui. Bet aišku, abi kategorijos tų virtuvinių knygų turi teisę egzistuoti ir labai gražu, kad Lietuva tikrai niekaip neatsilieka nuo pasaulio tendencijos dar ir dar kartą aktualizuoti tai, ką mes į savo vidų dedam. Tai yra žiauriai svarbu ir iš viso esu linkęs manyti, kad valstybės kultūra prasideda nuo mūsų pačių, o mes patys nuo lėkštės, absoliučiai.